Kaip naudotis e-biblioteka antra dalis. Jūratė Pajaujienė, Eglė Misiūnaitė. Sveiki prisijungę į e-biblioteką antrąją mokymų dalį. Pirmojoje mokymų dalyje išmokote prisijungti prie e-biblioteka portalų, susipažinote su pagrindinėmis jūsų paskyros valdymo funkcijomis ir leidinių užsakymo arba rezervavimo galimybėmis. O šioje mokymų dalyje išmoksite, kaip užsisakyti leidinius, naudojantis tarpbibliotekinio abonemento ir kaip užsisakyti bei skaityti elektroninius leidinius jūsų pasirinktame įrenginyje. Tad nieko nelaukdami ir pradėkime. Naršyklėje įrašykite į biblioteka.lt. Kai užkraus pagrindinį puslapį, viršuje dešinėje pusėje spustelėkite mygtuką Prisijungti. Kai paspausite Prisijungti ir užkraus prisijungimo langą, pasirinkite norimą prisijungimo būdą ir prisijunkite. Atkreipkite dėmesį, kad prisijungti galite įvesdami naudotojo vardą, elektroninį pašto adresą arba pažymėjimo numerį. Kiti prisijungimo būdai galimi su Google, Facebook arba per elektroninius valdžiaus vartus. Ir spaudžiame Prisijungti. Norėdami pasinaudoti tarpbibliotekinio abonemento paslauga ir užsisakyti atitinkamą leidinį, įrašykite leidinio pavadinimą į puslapio viršuje esantį paieškos laukelį. Ir paspauskite Ieškoti. Tuomet lange pamatysite visus su šia fraze susijusius įrašus. Išsirinkus norimą knygą, spauskite ant akies piktogramos. Kai užkraus leidinio puslapį, matysite daugiau informacijos apie jį ir galėsite jį užsisakyti. Norint užsisakyti, pirmiausia reikės paspausti po leidinio nuotrauką esantį mėlyną mygtuką Užsakyti. Jeigu nerandate norimos knygos savo bibliotekoje, galite pasinaudoti nemokamą tarpbibliotekinio abonemento paslaugą ir skolintis leidinius iš kitų Lietuvos bibliotekų. Šiuo atveju atsiranda pasirinkimas Užsakyti per TBA. Paspaudus Užsakyti per TBA, atsidariusiame lange pasirinkite biblioteką, fondą ar filialą, kuriame atsiimsite leidinį. Ir spauskite Užsakyti. Norime atkreipti dėmesį, kad užsakymo paruošimas gali užtrukti iki 10 darbo dienų. Savo užsakymus galite pasitikrinti meniu skiltyje paspaudę Mano biblioteka, Užsakymai ir pasitikriname pateiktus užsakymus. Spaudžiame akies piktogramą Peržiūrėti. Elektroninių leidinių galima ieškoti meniu skiltyje tiesiog spustelėjus ant užrašo Elektroninės knygos. Nuorodos į elektroninės knygas yra ir pradžios puslapio apačioje. Paspaudus ant mygtukų Visos elektroninės knygos, atsivers visas esamų elektroninių knygų sąrašas. Jeigu nežinote, kokios konkrečiai knygos norite, šias knygas galite rikiuoti pagal pavadinimą, autorių ir kitus parametrus. Norime atkreipti dėmesį, kad e-biblioteka portale yra dviejų tipų elektroninės knygos – atvirosios prieigos arba ribotosios prieigos. Atvirosios prieigos knygas gali skaityti ir neprisijungęs portalo lankytojas. Kai kurias elektroninės knygas leidėjas leidžia ne tik skaityti, bet ir atsisiųsti į savo įrenginį. Įvedame knygos pavadinimą, filtruojame, pasižymime elektroninis leidinys ir spaudžiame ant akies piktogramos. Kaip matome, šį leidinį galime atsisiųsti į savo pasirinktą įrenginį.
Ribotosios prieigos elektroninės knygas gali skaityti tik prisijungęs portalų vartotojas be teisės jas atsisiųsti ar išsisaugoti. Kai prisijungsite, suveskite norimos knygos pavadinimą į paieškos laukelį. Pasirinkite, kokio tipo leidinio ieškote, šiuo atveju elektroninės knygos, ir spaudžiame ieškoti. Tuomet spaudžiame ant akies piktogramos peržiūrėti. Atkreipkite dėmesį, kad atsivertę elektroninės knygos peržiūros langą galite matyti 3 tipų mygtukus – pavartyti, skaityti arba rezervuoti. Jeigu matote mygtuką pavartyti, vadinasi, biblioteka dar nėra įsigijusi elektroninės knygos versijos, ji yra pasibaigus arba tiesiog galite susipažinti su knygos ištrauka. Pavartyti mygtukas leidžia peržiūrėti iki 10% knygos turinių. Dalis elektroninių knygų turi ribotą galiojančių licencijų skaičių. Jeigu tokių knygų skaito maksimalus skaitytojų skaičius, matysite mygtuką rezervuoti. Mygtukas rezervuoti leidžia rezervuoti leidinį skaitymui, jei šiuo metu nėra laisvų egzempliorių. Sistema automatiškai išduos jums leidinį, kai jį grąžins šiuo metu skaitantis žmogus. Ribotosios prieigos elektroninės knygas gali skaityti tik prisijungęs portalų vartotojas, be teisės jas atsisiųsti ir išsisaugoti. Paieškos laukelyje įvedame norimos knygos pavadinimą. Pasižymime, kokio tipo leidinio ieškome, šiuo atveju elektroninės knygos, ir spaudžiame ieškoti. Paspaudžiame peržiūrėti. Tuomet skaityti. Paspaudus skaityti, kitame lange atsivers knyga. Elektroninės knygas galite skaityti populiariausiuose naršyklėse – Google Chrome, Mozilla, Opera ir kitose. Jeigu negalite prisijungti prie savo paskyros naudodami specializuotų skaityklės interneto naršyklę, tai reiškia, kad ji nėra suderinama su portalu. Atkreipkite dėmesį, kad vienu metu galima skaityti tik 2 elektroninės knygas. Sekantį kartą prisijungę prie e-biblioteka portalų, galite tęsti elektroninių knygų skaitymą. Meniu juostoje pasirinkę Mano e-biblioteka, Užsakymai, Elektroniniai leidiniai. Paspaudę paveikslėlių skaityti piktogramą, galėsite tęsti knygos skaitymą tame puslapyje, kuriame baigėte skaityti praėjusį kartą. Atkreipkite dėmesį, kad norimą elektroninį leidinį galite skaityti 30 dienų, su galimybė pratęsti skaitymo laiką dar 15 dienų. Jeigu jei jau perskaitėte, galite grąžinti. Spaudžiame grąžinti. Pamiršus leidinį grąžinti, sistema automatiškai grąžins pasibaigus knygos skolinimo terminui. Jeigu šiame pristatyme nesulaukite atsakymų į savo klausimą, pagalbos skiltyje peržiūrėkite dažniausiai užduodamus klausimus. Taip pat galite pateikti užklausą Klaus bibliotekininkų skiltyje. Ir visuomet galite kreiptis į savo biblioteką, kurioje darbuotojai jums mielai atsakys į iškilusius klausimus.